jeigu tu norėsi diversijos, tu darysi su dronu, o ne su balionu, kuriuo tu tiksliai vietos nusileidimo nežinai. Ir aš noriu šitą vietą nuraminti. Betgi sakydamas, kad kadangi mes pradėjom su dronais geriau kovoti, buvo sugalvotas metodas. Ir dabar valstybei reikės adaptuotis. Faktas. Rasti priemonės. Ir šitai naujai priemonė. Viskas gerai. Manyčiau daugiau negu gerai, ponia. Dabar jūs įvažiuojate į saugiausią teritoriją visoje Anglijoje. Ir dabar be abejo galvojam, kodėl modeliuojam iškės ir atsakomybių ribas, vienas dalykas ir priemonės. Dabar modeliuojat, tai jau vyksta nuo balandžio mėnesio. Modeliuojam ir sprendiniai. Na, taip iš to, ką šiandien kalbamės. Aš matau, Laurynui reikia kažką sakyti, bet kai neturi ką pasakyti, tai dar prieš dabar tokiu laikotarpiu, tai dėl to daug pasakyta žodžių reikalingų ir išties, kelia didelės nuostatas. Nuostabu. Jeigu tikrai fizikai Šiandien ryte naujausia informacija. Ne prototipinį, o realiai veikiantį lazerinį sprendimą tikrai panaudos. Bet patikėkit, mes jau ne šiandien gimėme. Mes žinome vieną paprastą dalyką. Atsiprašau, vakar turėjau ministrą. Grįžtam prie to. Apie dronų, prieš dronų kovo lazeriais. Mes jau jį kalbam porą metų. Problema yra tame, kad kol kas produktas efektyvaus, kuris veiktų realiai, o ne teoriškai, dar nėra, nes veikia tikrai veikia. Nes tikrai jį pirksi, todėl pradėkime nuo to, ką aš jau sakau. Kritinės infrastruktūros apsaugai, tame tarpe ir oro uosto apsaugai, pagal įstatymą priklauso viešo saugumo tarnyba. Ją reikia susijungti ir ginkluoti. Jos gebėjimą matyti orą, matyti dangų, matyti, sakykime tai, kas skrenda šalia arba į oro uostą ir tada neutralizuoti visus tos objektus. Ir dar kartą kartuoju, grįžtam į tai, kur mes esame. Pradžioje buvo dronai naudojami kontrabandai. Jie irgi galėjo kilti į labai didelį aukštį. Be to, jie gali būti naviguojami. Tai reiškia, kyla ir problemų nešiojimo, žvalgybos problema. Šitie, kai mes su dronais apsitvarkė, todėl mes ir kalbame šitų priemonių. Padarant tas atsakomybių ribas, kurios yra nustatytos valstybės įstatymais. Kas už ką turi būti atsakingas. Nes dabar, kai mes kalbam apie oro gynybą, tai turėkim galvoti, kad tai yra NASAMSai, kad tai yra M-šaradai, kad tai yra RB-70, kad tai yra Gromai. Į tai nutaikyta jūsų energija. Taip, energija, tai tikrai reikia padėti Laurynui, nes aš matau, tiesai antiek pasimetęs šio dar to, ko nematęs, tai tas nusišneka, nes baisu, kad... Jis man netrodo pasimetęs. Yra, šiek tiek kaip pakankamai ramiai dėsto, tai kas kelia nerimą. Ramiai, bet labai keistai atrodė turi žiūrovams, nes jis vis dėlto dabar krašto apsaugos ministras, sakau, Oleka užmušė auksinį šaukštą, aš nenoriu, kad balionai uždužytų Laščiūną. Kaip Vinipuką išpūstų ir išsiristų, aš nenoriu to padaryti, aš pasakysiu dabar šitoje laidoje. Ar žinot, ko mums palydė visas pasaulis buvo? Kad visada laukia kitas agentas pasiryžęs užimti jo vietą. Žinot. Dabar man tik tai trūko priemonių. Priemonės aš jums dabar pasakiau. Kad jūs turėjau seniai susirinkti ir jūs net nesusirinkat, jūs kalbat. Oro uostas saugus, iki oro uostos negali net daskristi, nes 30 tonų. Apie ką jūs kalbatės tada NSGK komiteto posėdžiu? Dabar apie prie Lauryno mes kalbėjom apie planus, apie tai, kad kontroliuoja. O dabar, kai buvo pirmininkas, jūs su juo radot, nes mes dirbom viena politinė kryptim, nes kaip sustiprinti mūsų nacionalinį saugumą, kariuomenę, dabar ne. Dabar nacionalinio saugumo gynybos komitetas antrina Laurynui, priminėjom bet kokias nesąmonės apie kontrolės, kažkokie elementai. Šiaip nieko nedaro. Sąžiningai pasakysiu, ne tai, kad nuobodu, bet laiko švaistymas. Ačiū Dievui, kad tuoj tas pasibaigs ta kadencija, visas nueis į kitą lygį. Pamačiau, Laurynas nustumęs viską ant stalo, atsinešė savo teoriją, kuri priešinga kariuomenė ir kariuomeniai po dabartinio konflikto su generolu pradeda aiškinti, kad visiškai kokie planai buvo daryti daromi atvirkščiai statomi. Tai galiu tikina pasakyti, po jų nuėjimo bus stop linija uždėta, po jų peržiūrėsim kartu su kariniu pareigūnu, naujo kariuomenės vadu. Bendras, bet dabar jie gausi, tai kad pati konservatorių gausi ir bendro nesigavo, nes iš jau buvo bendras ir staiga tapo tik konservatorių. Ir va dėl to nesutarimai, nes dėl to, kad Laurynas tapo ministru. Jisai pradėjo eiti prie srovę, kuris sudėliota 35 metams, dabar ant 30 metų tas, kur sudarė generolai, su strategais karinį patarimą su mūsų partneriais. Laurynas sako, darysim šitą. Čia labai džiaugiuosi jau žinot ko. Mes jau bekalbam apie diversijas, apie žvalgybos, ir supratom, kad balionas nėra Laurynai, mes modeliavome išspręsti ir balionų situaciją. Tai kaip su dronais pradėjom kovoti su antidroniniam priemonėm, tai reikia šiek tiek laiko prisitaikyti. Aš sutinku, kad reikia šiek tiek laiko, bet mes idėją turim, gerai, pabandysim lazerius, idėją papildomą į idėjų banką, bet šitoje vietoje mes... Įspūdis, kad vėluojam, buvo...